Kągi, sveiki, sveiki. Kuris laikas jau praėjo, net nežinau, gal 2 kokios savaitės aš nebuvau atėjusi pas jūs, nes visko įvyko. Buvau praradusi balsą ganėtinai ilgam laikui ir dabar dar tik atsistatinėja. Tikrai norėjau, vieną savaitę nepakalbėjau, antrą savaitę norėjau ateiti, bet buvo irgi limituotas laikas. Labai limituotai galėjau kalbėti, kol pradedu vėl, žodžiu, kosėti ir visa kita. Taip kad tik dabar, man atrodo, 2 savaitės praėjo. 3 savaitė ir ateinu kartu su knygute, toliau studijuosime ir einame link to kitokio mąstymo, link pritraukimo geresnį gyvenimą, o geresnį gyvenimą mes pritrauksime tada, kai mes pakeisime savo energijas. Tai, ką mes transliuojame iš savęs, o energijas mes galime pakeisti kaip? Tiesiog kimšdami į savo pasąmonę kitokias idėjas, kitokias perspektyvas, kitokias mintis ir leisdami savo pradėti žiūrėti į pasaulį kitaip, negu kad iki šiol. Nes tai, ką tu turi dabar, viskas, ką tu darai iki šiol, tave atvedė iki čia, kur tu dabar esi, ką tu turi. Jeigu norisi kitaip, reikia dirbti, kad keisti tą savo požiūrį, kaip tu priimi viską, kas aplinkoje vyksta, nes, žinot, kažkas atsitinka ir kas nusprendžia, kad tai yra blogai ar gerai? Kas nusprendžia, kad tas įvykis, ta situacija yra gera ar bloga? Tu pats nusprendi pagal tai, kaip tu žiūri į tai. Taigi, jeigu mes dirbame su tuo savo sprendimu vidiniu, priėmimu visą informaciją iš aplinkos, tai vietoj to, kad darysim katastrofą, mes galime tai priimti kaip, okei, čia kažkoks posūkis gyvenimo, padarom, apdirbam ir einam toliau. Taigi dabar mes jau 11 dalis esame čia, 11 mūsų susitikimas ir 33 puslapis. O, kokie skaičiai, ar ne? 11, 33. Ar žinote, rankinį laikrodį, prašau. Ar žinote apie tos lyginius skaičius, veidrodinius skaičius, pasikartojančius skaičius, ar ne? Visi vis kažką mums sako. Pilna yra Google, ar ne? Pilna informacijos labai daug visur yra. Tai kas kur reiškia, ar ne? Vienetukai, dviejetukai, trejetukai ir visa kita, jie tam tikrą, 11 akyčių pas mane yra. Sakau, labai, aš einu per pokyčius energetinius taip pat. Tai jeigu matote tuos skaičiukus, tai jūs lydi, jūs veda. Ir daug kas sako, ką tai reiškia. Ką reiškia, matau, ten, sakykime, 15-15. Pažiūriu į laikrodį 15-15. Nu, ką tie skaičiai reiškia? Geriausias ir toks jau tikslingiausias atsakymas į visus tuos dalykus, tai yra, kad ką tu dabar galvoji, ką tu planuoji, kokių klausimų klausinėjai iš visatos, kokių klausimų pateiki visatai, kas vyksta. Tai tau yra dabar atsakymas. Kai tu pamatai tuos skaičiukus vienodus, tau yra atsakymas, kad taip, tu geram kely, daryk, eik, žiūrėk, tave stumia, tiesiog tau pasako, kad taip, eik, išgirsk, daryk. Tai va, tai tie skaičiukai tai reiškia. Gerai, grįžtam prie knygutės, 33 puslapis, pačioje esame, kur vadinasi, jeigu kas nors turite knygą, griebkite kartu, susėskite ir tiesiog kartu einam skaitom, ar ne, kartu būnam čia. Tai vat, ką daryti, čia klausia, tai vat, dirbti su savimi. Ką mes ir darome, YouTube'ės kanale yra visi šitie įrašai. Aš įkeliu iš karto į YouTube, susiraskite giedrė.jurgut, ten yra visi įrašai, galite grįžti nuo pačios pirmosios pamokėlės ir kartu su manimi, vat, kaip dirbti, tai vat, čia viskas ir yra pasakyta. Napoleonas Hilas parašė, kaip reikia pasiekti sėkmę. Jisai visą tą informaciją gavo iš daugiau nei 500 turtingų to laikmečio žmonių. Tai vat, ir visa tai yra, kaip jie nuo nulio pasiekė aukštumas, viskas čia yra surašyta, ką aš ir kviečiu jūs kiekvieną savaitę susitikti su manimi, kiekvieną trečiadienį ir studijuoti šitą dalyką. Jeigu negalite gyvai čia ateiti į TikToką ir prisijungti prie manęs,
trečiadieniais 11 val. UK laiku, Anglijos laiku, tai yra YouTube'ės kanalas Giedrė Jurgut, tenai visi įrašai. Taigi toliau. 6 žingsniai, kurie troškimą pavers auksu. Ar jūs turite savo troškimą? Viskas visada prasideda nuo ko tu nori. Kogi tu nori šitam gyvenime. Ir tai mes apžvelgėme ir toliau keliaujame. Nes troškimas paverčia jūsų svajones veiksmais. Tai va, troškimas turi būti, kad jūsų svajonės išsipildytų, bet tu turi žinoti, ko nori. Taigi, tai būdas, kaip troškimą galima paversti piniginiu ekvivalentu. Ir viską, ką Napoleonas Hilas pasakoja šitoj knygoj, tai yra apie tą materialų dalyką. Žinot, turtai gali būti ir dvasiniai, tie vidiniai turtai, ar ne? Sako, močiutė, kuri turi ten 20 anūkų, yra labai turtinga, ar ne taip? Bet kad čia, ką pasakoja Napoleonas Hilas, tai viskas yra, kad tu į tą materialų, į tą piniginę formą paverstum savo svajones. Taigi, einam, domimės, mokinamės toliau. Taigi, ir tą būdą sudaro 6 aiškus ir praktiški žingsniai. Nežinau, pasižymėkit tuos žingsnius būtinai. Kai šitą tavęs niekas neišgelbės. Jei skaitai tokią knygą, kai šitą tavęs niekas neišgelbės. Kokią knygą? Išgelbėti nieks neateis ir nė vieno iš mūsų nieks neišgelbės. Nėra taip, kad kažkas pasibels į duris ir tau duos tavo norimą darbą, gyvenimą ar tavo norimą partnerį. Niekas niekados iš niekur mūsų neišgelbės, tik mes patys galime tai padaryti. O tai mes padarome štai dirbdami su savimi ir keisdami savo energijas. Mūsų energijos keičiasi pagal mūsų mintis, pagal mūsų mąstymą. Minčių kratinys apie nieką, o aš labai daug visko randu. Ir Proto bokštas gali prisijungti prie mano YouTube'ės kanalo Giedrė Jurgut ir pasižiūrėk, ką aš randu šitoj knygoj. Jeigu jau čia yra apie nieką, tai pasižiūrėkim iš tikrųjų. Taigi, 6 žingsniai. Pirmas žingsnis. Nusistatykite tikslę pinigų sumą, kurią norite gauti. Negana pasakyti, noriu turėti daugiau pinigų. Skaičių būtina nurodyti tiksliai. Tam yra svarbi priežastis, ją išnagrinėsime vėliau. Ir aš dar šiek tiek, čia rašo taip, ar ne, Napoleonas Hilas. Dabar aš papasakosiu, kodėl reikia žinoti tikslę pinigų sumą. Nes vien tas pasakymas, noriu daugiau pinigų, tu eisi gatve, rasi 1 centą ant žemės, štai tu turi daugiau pinigų, negu kad turėjai prieš sekundę. Va, tau davė daugiau pinigų, bet ar tas 1 centas pakeis tavo gyvenimo, va čia ir dabar? Ne. Todėl reikia būtinai užsirašyti tą pinigų sumą. Ir dar kaip veikia. Tas užsirašymas ir tai turėtų būti visada su tavimi kartu. Aš turiu tokią savo tikslų kortelę. Bob Proctoras, mano mentorius, mane išmokino štai, kad turėti reikia visada savo tikslų kortelę, kur yra užrašyta pinigų suma ir data, kada aš turėsiu. Bet apie tai vėliau, apie tas datas, dabar tiesiog tiksliai, ar ne, tas tikslė pinigų suma. Kai tu užsirašai pinigų sumą, ką tu darai dar taip pat? Tu rodai savo pasąmoniai, ties kuo kelti tavo energijas. Mūsų energijos yra tiesiog, mes turime ir galite irgi internete rasti, kur ta mano lentelė. Mūsų energijos yra tam tikrose lygiuose visada. Ir radau. Tam tikrame lygyje yra štai tokia lentelė sukurta ir kiekvienas dažnis atitinka tam tikrą energiją. Štai ir mūsų energijos yra prie tam tikro. Kaip aš jaučiuosi, aš toj energijoje sėdžiu. Jeigu aš bijau, aš esu labai žemoje energijoje. Jeigu aš tenai, bet, pavyzdžiui, baimė yra 100 tų decibelų, ar ne, energija tik tais. O, pavyzdžiui, taika, džiaugsmas jau 500, 600. Tai vat, reikia, tu šitaip dirbi su tom savo energijom. Dar vieną dalyką parodysiu irgi, kad aš daug įvairiausių seminarų esu apie tai davusi ir pasakojusi šitos dalykus. Taip pat galite rasti YouTube'ės pas mane kanale įvairių tų mano įrašų. Kad yra, įsivaizduokit, kaip klausotės radijo, ar ne?
ir jūs norite persijungti, sakykime, kalbėkime apie Lietuvą, iš M1 norite persijungti į kokį radio centrą. Ir ką padarote? Jūs turite pakeisti dažnį. M1 yra vienam dažnį, radio centro jau tas visa kanalas yra kitam dažnyje. Jūs turite pakeisti dažnį ir jūs tada jau galite klausytis tos kitos radijos. Lygiai taip pat ir mes. Jeigu mes norime išeiti iš baimės į kitokį dažnį, mes turime tą pasikeisti savyje, mes turim tą dažnį, tą energiją pasikeisti savyje. Jeigu tu esi varganame, neturtingumo dažnyje, tenai, kur reikia vargti ir sunkiai dirbti, kad užsidirbti kažkokį mažiausią, menkiausią pinigą, tai tu turi pasikeisti tą dažnį, o tą dažnį pasikeisti savyje. Tai mes, kaip sakau, mes turime tiesiog persijungti. Jeigu tu esi baimės dažnyje ar neturėjimo dažnyje, prisijung turi prie pinigų dažnio. Jeigu tu esi vienišas, prisijung prie meilės dažnio, džiaugsmo dažnio. Tu turi tą pasikeisti, o tą padarai dirbant su savimi. Jeigu tu tiesiog paklausysi manęs karts nuo karto, yra labai daug tų pagalbinių knygų, nebūtinai Napoleonas Hilas. Napoleono Hilo knyga parašyta prieš 100 metų. Tai yra daug naujesnių, atsinaujinusių. Joe Dispenza, yra vienas iš nuostabių. Joseph Murphy labai daug gerų knygų parašęs apie pasąmonės jėgą. Penėk save su ta kitokia informacija. Keisk savo vidinį dažnį, kad tu prisijungtum prie kažkokio tai kito, prie to, kurio tu nori. Išeitum iš to vargano tenai vienišo dažnio į kitą prisijungtum. Tai ir tikslo užsirašymas, tos sumos, kurios tu nori užsirašymas, tau signalizuoja pasąmonėje, kokio tu dažnio nori savo kūne. Pasąmonė valdo mūsų visą kūną. Tai signalizuoja pasąmonėje, kokio tu to dažnio nori, kad čia susikurtų ir jau paskui veikia traukos dėsnis. Esat girdėję, ar ne? Toks tokį traukia, tenai angliškai like attracts like. Tai tu trauki tai dabar savo aplinką, kokiame dažnyje tu sėdi. Tai pasikeisk tą, persijung tą mygtuką. Būtų gerai, kad būtų kažkoks mygtukas, ar ne, paspaudžiu, persikeičia. Bet dėja, mums reikia padirbėti, kad mes persikeistume į tą kitą dažnį. Taigi, pinigų suma, pirmas dalykas. Griebėt popieriuką, griebėt kažkokią tai kortelę, atvirutę, kažką tai, užsirašot pinigų sumą ir prisiklijuokit prie šaldytuvo tiesiog, kad visą laiką rodyti pasąmonėj, kad girdi, mes dirbam su savo visom energijom, kad šita pinigų suma pas mane ateitų kiekvieną mėnesį, ar metinę galite nusistatyti, kaip jau norite. Antras dalykas, ką reikia. Nuspręskite, ką galite atiduoti mainais už tuos pinigus. Už viską reikia sumokėti savo kainą, kitaip nebūna. Tai dabar tie mainai kokie yra. Kaip mano irgi buvo proktoras mentorius sakė, kad reikia kažką paaukoti. Nereikia šiais laikais aukoti dievams, ten kažkokių tai ožkų ar dar kažko, bet kažką reikia paaukoti. Tas aukojimas yra toksai, ar ne, ką mainais atiduodu. Tai gali būti kad ir tu kiekvieną dieną 1 valandą skiri studijavimui, saviugdos knygų skaitimams. Ar ne? Čia irgi yra mainais. Aš kiekvieną valandą, štai nėra taip, kad jei aš noriu daugiau pinigų, aš turiu daugiau dirbti. Čia yra labai sunkus, energetiškai mainai, ar ne? Gali būti labai lengvi mainai, gali būti, tu gal aukoti kažkam. Aš, pavyzdžiui, šunų yra kitoj šaly viena tokia vargana, vienu žodžiu, bendruomenė ir jie turi labai didelį, surinkę jau didelę bandą šuniukų, kur atveža tiesiog jiems palieka, ar ne, prieglauda yra gyvūnų. Aš jiems aukoju. Štai, aš mainais už tai, kad man gyvenimas duoda, aš duodu kažkam kitam. Tai aš tokius mainus darau. Lygiai taip pat dirbu su savimi. Ateinu čia, su jum kalbu. Man už tai nieks nieko nemoka, ar ne? Man tik tokas nemoka, kad aš su jum bendrauju. Bet aš tiesiog ateinu, čia mano yra mainai su visata. Aš šitaip įsivertinu, ar ne? Taip irgi, neužsiciklinkite ir neįsirašykite, kad norint daugiau pinigų reikia sunkiai dirbti. Čia yra jau praėję tie laikai, čia buvo sovietmečio laikai, nebėra taip. Mes turime, štai internete, mes turime online, ar ne, kad tu, tiesiog, man Facebookas moka už įkėlimą, už davimą, ar ne, iš bet kur gali ateiti pinigai. Taip, kad nebereikia sunkiai dirbti, bet tu turi tiesiog nuspręsti, ką tu mainais.
kad aš, nežinau, vietoj to, kad spoksojama kažkokiu serialu, tai gali štai, tiesiog nueiti pasimokyti, paskaityti, kad ir valandą kiekvieną dieną, ar pradėti sportuoti, ar pradėti mylėti savo kūną, kažkaip tai sveikatinti savo kūną, irgi čia yra mainai. Taip kad, kaip tu nusistatysi, tokį mainą ir sudėrėsi su gyvenimu. Taip kad tu, žiūrėk, savo palengvink tą mainą tokį, ar ne, kad būtų tau lengviau. Tai va. Trečias dalykas. Nurodykite tikslę datą, kada jūs ketinate gauti tuos pinigus. Kaip aš ir sakiau, pas mane yra irgi data ir yra pinigų suma. Dabar kam tos datos reikia? Dabar šitaip. Ta data yra ne tai, kad kažkaip tau paspardyti užpakalį, kad tu būtinai turi, iki tada tu turi kažką padaryti. Ta data yra tam, kad tu išjaustum, kad artėja mes visada turim, žmogus yra toks, kad jam reikia matyti, ar ne, kada tai bus. Jeigu mes kažką darom, kada aš pabaigsiu, verdam cepelinus, kada tie cepelinai išvirs, kažką tai darom, mes turim žinoti, kada jau bus ta baigimo, ar ne, tas jau mano rezultatas, aš galėsiu matyti. Tai ir lygiai čia, tu pasirašysi datą, kad tada įvyks, štai jau pas tave ateina ta pinigų suma. Tai tu žinosi, kada. Toliau yra tų tokių dar stipresnių jėgų, kaip tie dėsniai visi, ar ne, traukos dėsniai ir visa kita, iš kur jie yra. Čia yra visatos dėsniai. Taigi visata irgi taip pat matys, kiek stipriai, kiek greitai su tavim reikia stumdyti, vienu žodžiu, žmonės pas tave gyvenime, pas mus į gyvenimą, mūsų manifestacijos, mūsų norai, mūsų svajonės pildosi per kitus žmonės. Kažkas ateina, kažką pasiūlo, kažką tai duoda, ar ne, prisijung, padėk, čia taip ir taip. Ir mes tada gaunam tai, ko norime, ko svajojame. Tai visada žino, kada pas tave atsiųsti tam tikrą žmogų, net ir mane, jeigu tu matai pirmą kartą, gal tai yra tau kažkoks tai signalas, kažkas tai tokio, gal nori privačiai su manimi pabendrauti, ar ne, tai parašyk man, tik sakau, komentarų nematau, nes nesėdžiu, netikrinu, neinu, ar ne, specialiai, nes neišmeta YouTube, pavyzdžiui, jokių notificationų neišmeta, tai tiesiog man specialiai susiraskite giedrė.jurgut, Instagramas, Facebookas, tiesiog parašykite man specialiai, LinkedInas irgi aš ten esu ir pabendraukime, gal tai yra ženklas, kad tau pabendrauti su manimi tiesiog ir pažiūrėti, kaip kokiu bloku tu turi pas save gyvenime, ar ne, ką reikėtų pašalinti. Tai ir taip ir yra, kad visata viską sustumdo ir mums atneša iki tos datos dar. Tai tavo data yra, kad žinoti, kada rezultatas, žinoti, kad tu turi kažką padaryti, mainų kažkokių turi, ar ne, ne tik, kad, Giedrė čia sakė, kad jeigu aš pasirašau datą, tai tenai ir bus ir tu toliau sėdė ant sofkutės, kas valgai, taip neįvyks, ar ne, kad tu turi irgi tą kažkokį mainą padaryti, energetinį mainą, turi kažką įvykdyti ir tai irgi toliau papasakos Napoleonas Hilas, kad įvyktų, bet žinoti datą, kad tada bus tas mano kvantinis šuolis, taip sakant. Toliau, 4 žingsnis. Sudarykite apibrėžtą veiksmų planą, kaip įgyvendinsite savo troškimą ir tuoj pat pradėkite. Nesvarbu, ar esate tam pasirengę ar ne, veikite netidėliodami. Dabar šitaip, tas nesvarbu, ar esate tam pasirengę ar ne. Oi, mes žmonės esam ar ne, tai aš čia laiko neturiu, tai čia man reikia tą daryti. Mes visada nepasirengę kažkam. Visada, žiūrėk, kažkas pasiūlo, ne, svajojam, kaip norėčiau pakeliauti, ar ne, sakom, kaip norėčiau pakeliauti, aš tau dabar sakau, davai, penktadienį, skrendam, yra bilietas, skrendam. Ir kas prasideda, tai palauk, tai man reikia sužiūrėti, kas mano gyvulius pašers, ten karvės pamelš, kas mano šunis prižiūrės ir dar kažkas, ir vis atsiranda tų tokių keblumų tada. Tai tas ir yra, kad nesvarbu, ar tu pasiruošęs ar ne, daryk, ar ne, sutiks, daryk kažką. Ir dabar dar, tas sudarykite veiksmų planą, kaip įgyvensite savo troškimą ir tuoj pat pradėkite veikti. Planas turi būti. Visada, kad ir kur tu bedarytum, tu turi tikslą, ar ne, ir koks tavo planas. Aš noriu uždirbti, sakykime, į metus, kiekvienais metais milijoną, ar ne, noriu uždirbti kiekvieną metą milijoną. Gerai.
ką aš turiu padaryti? Visų pirmiausia, šaltiniai. Iš kur aš galėčiau, ar ne? Susidėlioji tiesiog smulkmeniškai susirašai. Šaltiniai, iš kur aš galėčiau uždirbti. Nėra taip, kad man reikės dirbti 24 valandas per parą. Nu, taip neįmanoma, ar ne? Ir taip net nenorėkite, net negalvokite apie tai. Lengvi pajamų šaltiniai, kokie gali būti? Yra investicijos, yra socialinė erdvė, yra pasižiūrėk, gal kažkoks tai kur nors draugas kažko užsiima, kažko verčias, gal vyrukai ar nemėgsta dabar tas mašinas amerikietiškas čia perka, čia perparduoda, gal dar kažkas, gal kažkur kažkokios rankos reikia pagalbos, irgi pajamų šaltinis dar vienas. Pasigalvok, kokių pajamų šaltinių, koks jis tavo planas, paskui gerai, socialinė erdvė, tai ką man daryti, ką aš galėčiau duoti. Dabar yra, juk tu net tau veido, net nereikia rodyti, kad tu galėtum uždirbti tam socialinėje erdvėje ar nesocialinėje medijoje. Ir yra visokiausių būdų, kad tu tiesiog atsidarai naują YouTube'ės kanalą, kaip pavyzdys, atsidarai naują, YouTube'ės kanalą, bevardis, visiškai, ar nereikia nieko, kad ten Giedrė Jurgut, ar dar kažko, tiesiog gyvenimo grožis, ar motyvaciniai video, ir viskas, ir tu tiesiog skolinėsi iš kitų. Aš gavau tokį pasiūlymą, sako, nori, žinai, iš YouTube'ės uždirbti, tai tada mes tiesiog, ar ne, tu moki pinigus, mes administruojam tavo tą kanalą, imam kitų padarytus video, pas tave perdodam, tu savo užsidedi tą pavadinimą ir viskas, ir tau pinigai irgi eina. Žiūri, kas yra ant trendo ar ne, kas daugiausiai peržiūrų gauna, tu tiesiog pasiskolini, kreditų savo neprisimi, pasirašai, kad kreditai iš ten ir ten, žinai, iš kito resurso, niekas tada tavęs nieko negali apkaltinti, nes tu nesisavini, tu tiesiog persidalini. Vienu žodžiu, šitaip. Yra tiek daug būdų, kaip galima užsidirbti, tiesiog būti atviram, išgirsti tuos tokius, ar ne, gauti tą tokį nušvitimą, ar ne, juk dar ir taip dar gali. Tai kai tu pradedi planuotis, kai tu tikrai užsibrėži, kad, aš nebesėdžiu, nebebūnu, nes, žmonės nori kažko, bet eina į tos pačius darbus, bamba, man nepatinka, aš čia to nemėgstu, ar ne, ir toliau traukia tą patį, ką tu darai šiandien, tu pritrauksi vėl rytoj tą patį, jeigu tu šiandien nepasikeisi, rytojus nepasikeis, irgi. Tai labai daug yra tokių žmonių, kur nori, bet piršto nepajudina, tam pačiam darbe, algos pakilimo nepaprašys tenai, bijo su bosu kalbėtis ar dar kažką, o tu duok savo šansą, kažkaip kitaip, išvesk save iš komforto zonos. Komforto zonoje, jeigu tu sėdėsi, to komforto zona ne visada yra patogi, kartais yra netgi skausminga, bet jeigu tu ten užsisėdi, niekas nepasikeis. Taigi, 5 dalykas. Paėmę popieriaus lapą, aiškiai parašykite norimą sumą, nurodykite, kiek laiko turite, nepamirškite parašyti, kuo rizikuojate, ką atiduodate mainais, paskui tiksliai surašykite troškimo įgyvendinimo planą. Tai jums tai reikia, ar ne, pasidarašyti tikslą ant popieriaus lapo, kada ir ką mainais, ar ne, atiduodi, koks planas, ką darai, ką šiandien gali padaryti. Ką šiandien gali padaryti, kad save vesti į kitokį gyvenimą. 6 dalykas. Balsu skaitykite savo sąrašą 2 kart per dieną, vakare prieš miegą ir vos prabudę ryte. Skaitydami įsivaizduokite ir bandykite pajusti, kad geidžiami pinigai jau yra jūsų. Dabar, kodėl reikia tai daryti? Daug yra niuansų. Kodėl? Visų pirma, balsu ar neskaityti 2 kartus per dieną. Balsu skaityti. Kai mes garsiai kalbame, kas vyksta, mūsų klausos receptoriai gaudo ar ne informaciją. Ir yra taip, kad žmogus tiki savo balsu. Mes savo balsą visada girdime, ar ne? Visada yra jis pas mus viduje, mes jį filtruojame. Ir žmogus, girdėdamas save, jis tiki savimi, ar ne? Ir jeigu tu savo sakysi, kad aš kiekvieną dieną lengvai uždirbu po 1000, ar ne, į dieną, ar po 10 000 mėnesį, ar jau ten 1 000 000 per metus, jeigu tu savo kartosi tą savo pinigų sumą, taigi tu tiki tai, kad tu sakai savo, jau taip ir yra. Beje, viena paslaptėlė, ar ne, būtina šitai įsidėmėti. Ateities nėra.
Niekad nesakote savo, kad aš uždirbsiu, aš gausiu, aš gyvensiu. Kaip Mikė Pūkuotukas yra sakęs, ar ne? Knysliuk sako, aš atsikeliu rytoj ir vėl šiandieną. O tai kaip sako į tą rytojų nueiti? Nes nėra rytojus, yra tik šiandien, ar ne? Visada yra šiandien. Ši diena, šiandiena yra. Taip, kad aš jau dabar turiu, aš dabar uždirbu, aš dabar gaunu. Tai va, balsų sakymas yra tavo, vat, kad tu išgirsti. Tiesiog tas toks atakavimas pasąmonės. Toliau vakare prieš miegą ir vos prabudus ryte. Kodėl tie laikai? Nes mes vis dar esam toj būsenoj. Mūsų pasąmonė yra toj tetra būsenoj, kuri tiesiog pagauna, yra susivienodinusi su savo sąmonė. Sąmonė yra šitaip, kad sąmonė gali blokuoti. Aš man atrodo, esu jau pasakojus kažkuriam video apie tai. Mūsų sąmonė gali blokuoti informaciją, lygiai taip, kaip ir jūs manęs klausotės dabar ir jūs galite blokuoti. Tiesiog čia ta Giedrė, blondinė, nieko nesupranta, nesąmonės kalba. Jūs galite blokuoti mane, kad nesąmonė, matai, mažiau dirbsi, daugiau uždirbsi, kas čia per nesąmonė, ar ne? Tu gali taip savo pasakyti, nes pas tave pasąmonėje yra kitokie įrašai. Bet jeigu tu priimsi ir perleisi tą informaciją į pasąmonę, tai viskas, tada jau pas tave prasidės pokyčiai, prasidės keitimai visų dalykų, tavo aplinkos ir vidinio pasaulio. Tai vat, ryte prieš pat iškart atsibudę, kodėl sako, neskrolinkite eidami miegoti, ar ne, nesėdėkite ant to telefono, arba ryte, ar ne, taip pat pasiimi kažkokią, ar ne, Facebook'e idėją, blogą naujieną. Ir ką tu gauni paskui visą tą likusią dieną? Blogai, tas nepavyko, tas nepavyko, tas nepavyko. Tau, nes tu tą įrašei, kad blogos naujienos, visai dienai tada jau. Tai vat, kai tu atsibundi ir kai tu užmiegi, tai yra laikas bendrauti mums su pasąmonė. Taip, kad neskrolinkit ir nekiškit, nes mūsų vienas perbraukimas yra milijonai tų tokių signalų mūsų pasąmonė pagauna. Kas šitie, ar ne? Pažiūrėsiu ten vieną kitą, ar ne? Bet žinok, kiek mes pridedam į tą savo nesąmonę, paskui ir miego kokybė bloga, ir neįsimiegam, atsibundam niurnantis, nepatenkinti, nes mes visokių dalykų prikrovėm ir norime pailsėti per tą naktį. Nepavyks. Tai vat, išnaudoti tą valandą prieš einant miegoti ir valandą atsibudus išnaudoti tikslingai. Tai vat, tu tada į tą pasąmonę rodyk tokius dalykus ir duok tą informaciją tokią, kokios tu nori, kad pas tave vat, jinai būtų tavo ateityje, vat, tavo rytojus, kad būtų kitoks. Tai vat, todėl ir yra labai svarbu, kad kartoti. Dabar vėl kartojimas, ar ne? Tik šitaip mes sukontaktuojam savo pasąmonę. Kartojimas. Nes dabar įsivaizduok, jeigu kai tu gimėjai, tau tik vieną kartą pasakė tavo vardą. Ar tu dabar prisimintum? Kai tu buvai mažiukas ar ne, leliukas, tau pasakė tavo vardą. Ar tu dabar žinotum, koks tavo vardas? Buvo taip, kad mums kartojo, ne, o Giedrė, labas rytas, Giedrė, mamytė ėjo pas mane, ar ne, mamytė, močiutė, dar kažkas. Sakė, ir aš jau kaip vaikas, ar ne, man įsirašė pasąmonę, Giedrė, tai čia vadinosi aš. Ir jau kas kur pasakė, Giedrė, pala, čia mane kviečia, jau tada vaikas pradeda suvokti, kad čia jau aš esu. Ir lygiai taip pat visą kitą informaciją, vaikai, ar ne, mes klausomės ir tada jau įsirašo mūsų pasąmonė per kartojimą. Jei vieną kartą išgirstam, ne, kažkur kažkas, mes prisimenam visą likusį gyvenimą. Ne, jei nebuvo pakartota ir išgaravo visą tai. Tai va todėl ir reikia mums, mūsų pasąmoniai kartoti, kad tiesiog ten įsirašytų, kaip aš savo studentam visada sakau, įsivaizduokit, kad ten pasąmonėje sėdi tokia pagyvenusi sekretorė. Ir jai reikia laiko, kol jinai įrašo visą informaciją jum į pasąmonę. Tai jai reikia vis kartoti ir kartoti, ar jau įsirašai, žiūrėk, aš tau pasakojau tą ir tą, ar ne? Tai vad sakot, čia taip, ar ne, tik kaip palyginimas. Nes tai mūsų pasąmonė ir reikia tų kartojimų. Tai va, apibrėžiant, ar ne, man atrodo, su tuo mes ir užbaigsime šiandieną, apibrėžiant, ko mums reikia. Tai va, žinoti pinigų sumą, tikslę. Užsirašyti pinigų sumą, laiką, kada. Ir laikas, vėlgi rekomenduojama yra, neduokite savo 5 metai. Ar tu dabar darysi, ar tu stosies ir darysi kažką, ar ne, kad, 5 metai į priekį, aš taip ir taip, ar tu norėsi kažką daryti dabar. Taigi, tu turi tą 5 metus, dar suspėsi. Taip, kad iki metų maksimum yra 12 mėnesių savo duodi, pasiekti kažką. Taip, kad ir pasižymėk. Laiką,
dėk tą ratuką, ar ne, 12 mėnesių, tai ar iki naujųjų, ar iki kitų metų sausio, o gal iki vasaros galo, jau dar kažkas tau vyks. Nebūtinai, kad jau tu, ar ne, nori uždirbti milijoną kiekvienais metais ir nebūtinai jau, kad tu vasaros gale ir uždirbsi tą milijoną, bet didelis šansas, kad tu priartėsi, gal jau pas tave bus 100 000 tavo banko sąskaitoj. Tai vad ką aš turiu omeny, kad nebijokit didelių sumų, rodykite didelės sumas. Aš jų paskaitysiu, mes artėjam prie vieno labai faino eilėraštuko, kad rodykite didelės sumas, ne pasiduokite tam kompromisui, kad, man užtektų bent jau po 100 tenai tų eurų į dieną. Ne, prašykit po 1000, prašykit po 10 000, nes kad ir gausit mažiau, bet džiaugsitės, ar ne, pajusit tą sumą, kad ir mažesnė, ar ne, negu kad užsiprašyt. Bet jeigu tu prašysi 100 į dieną, gausi po 10, sakysim, kas čia per daug, kas čia, ar aš to prašiau, man neužtenka, net nežinau, kavos puodelis kiek kainuoja Lietuvoje, 6 eurai, ar ne? Tai nebijokit didelių sumų, rodykite tas sumas, nes ar tu gausi ar negausi priklauso tik nuo to, kaip tu įvesi save į tą energiją, kad jau tai ir yra. Ir planas. Tai ką darai? Tai ką darai dar šiandien? Ką gali dar šiandien padaryti? Kad tu pradėtum judėti iš to sąstingio, iki kurio tavo tos energijos atvedė. Kaip tu tiesiog įsipareigoji keisti savo energijas, dirbti su savimi ir lygiai taip pat kažkokį veiksmą kitokį, kad iš komforto zonos išeitum. Taigi svarbu griežtai laikytis visų 6 nurodymų. Ypatingą dėmesį skirkite 6 žingsnio nuorodoms. Galbūt jums bus sunku įsivaizduoti save pinigų savininku, kol jų neturite. Tačiau esmė ta, jog pinigų norėti reikia nuoširdžiai ir karštai. Esmė ta, kad pinigų norėti reikia nuoširdžiai ir karštai. Ir tas troškimas turi būti toks tvirtas, kad sugebėtumėte įteikti savo būsimąją sėkmę. Tai tas yra, kad mes turime įteikti savo, kad aš jau turiu. Pritraukit tai ne tai, apie ką tu, sakykime, svajoji, bet kas tu esi. Tas svajonės mes turim įrašyti savo energijas. Tai mes turim įteikti, čia aš jau esu. Nors banko sąskaitoj nuliai, gal ten ir minusas, bet tu nukelk save. Žmonės, mes esam labai ypatingi. Mes galim vaikščioti, ar ne? Aš čia esu, aš grįžau į praeitį, ar ne? Prisiminiau, sakykime, kaip Palangoj prie jūros gulėjau, kaip buvo smagu, karšta, o aš skanius lietuviškus ledus valgau, ar ne? Ir kai mes nusikeliam kažkokią tai tą laiką, ar ne, į tą akimirką, kur buvome anksčiau, ką mes darom? Jaučiam. Mes ten esame. Tai nėra dabar, aš ne Palangoje, aš nevalgau ledų, net neleisčiau savo dabar valgyti ledų, bet aš ten esu ir aš jaučiu tą palaimą. Aš ten esu, kai aš galvoju apie praeitį, apie gerus, apie blogus dalykus, ar ne, praeities galvojam, skauda. Verkti norisi netgi, ar ne? Mes nueinam. Lygiai taip pat jūs galite naudoti prisiminimus ateičiai. Ateities prisiminimus. Tai įsivaizduokit, nėra tų pinigų, bet tu matyk save, vėlgi, jau tada gal sėdinčia kur nors Palangoje, Maljorkoje, jau kažkur, ar ne, jachtoje kažkokiai plaukiojant. Ir tiesiog įsivaizduoju, gurkšnoji ten šaltą gėrimą, kaip smagu, žydra jūra tyvuliuoja, ar ne, pabūk tenai, tai ir yra matymas. Tu save matysi tais pinigais, tu įteiksi savo pasąmonę, kad, žinai ką, jau tai ir yra. Jau tai ir yra. Tai yra kvantinėje, ar ne, toje fizikoje, belieka tik tais man į realybę persikelti. O tas persikėlimas įvyks, kai tu būsi toje energijoje, tu matysi tos pinigus, tu jau sakysi, kiek aš galiu savo leisti, turėdamas tiek pinigų. Tai tu įeisi tą energiją ir taip ir įvyks. Tavo energija, tu vis prisijungsi prie pinigų dažnio. Tu svajodamas įeini pinigų dažnį. Ne tai, kad atsidarai tą banko sąskaitą ir norisi verkti, bet tu svajodamas prisijungi prie pinigų dažnio. Tai tas ir yra, kad einant miegoti, atsikėlus ryte, prisijung prie to dažnio.
kurio tu nori savo gyvenime, o ne kad kimšti informaciją, kas yra socialinėje erdvėje. Ačiū, šiai savaitė tikrai užteks tiek, kitą savaitę manęs nebus ir vėl aš pakeliauti išsiruošiau, kam įdomu, kur aš keliauju, kas vyksta pas mane, tiesiog šiek tiek apie mane, kam įdomu, prisijunkite, pasekite mane, Instagramas, Facebookas, giedrė.jurgut ir pamatysite, tikrai pasidalinsiu, nes bus tokia neįprasta kelionė pas mane, labai excited esu, labai laukiu. Matot, kaip aš įeinu, ar ne? Aš dar nekeliauju. Lygiai taip pat kiekvienas, kaip vaikas, ar ne, kad prieš kalėdas jisai žino, jis gaus dovanėlį, jis jau, ne, apie užmiega, nes jau žino, ryte atsikels, jau bus ta dovanėlė. Lygiai taip ir tu žinok, tu būk savyje tą energiją, nešiokis, kad tu žinok, kad tą dieną pas mane bus tie pinigai, ar ne, kaip aš sakau, aš dar čia sėdžiu su jums bendrauju, bet jau manyje yra tas toks malonumas, tas toks atsipalaidavimas, kad aš keliauju, kad aš apžiūrinėju, aš matau, taigi prisijunkit prie manęs, dėsiu istoriukus, kur aš keliauju, parodysiu šiek tiek gal kažkokių įdomių dalykų, istorinių dalykų, pamatysiu, sutiksiu. Tai va, nes tikrai daug apvažiuosiu Europos. Tai iki pasimatymo.